Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą popiet, tradiciškai finansų rinkos apžvalga, 283 apžvalga iš eilės. Apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas. Turime naujus metus, sausio 8 dieną. Ir, metai iš tiesų prasideda įdomiai ir turbūt užprogramuoja, kad šie metai bus labai įdomus. Beje, tik tai noriu pasakyti, kad šias apžvalgas jau vedžiau beveik 6 metus, tai yra nuo pat pandemijos pradžios ir ši apžvalga yra paskutinė. Vėliau bus matysime Compensa kaip tęs apžvalgas, tai sekite Compensos informacinius pranešimus tiek tinklalapyje, tiek, sakykime, socialiniuose tinkluose. Na ir tolimesni formatai bus matomi. Tai paskutinė apžvalga, 283, žyminti praktiškai 6 metus apžvalgų, daugiau negu 5 metus. Jeigu dalintume iš 52 savaičių, ne visą laiką buvo ir atostogų, ir periodų, bet būtent tie 6 metai. Kaip metai prasideda? Metai prasideda labai įdomiai. Tai yra politikoje daug krūvos pranešimų apie ir Maduro patraukimą, ir sakykime, kad Jungtinės Amerikos valstijos išstoja iš 66 organizacijų, ir Rusijos JAV santykiai perimant laivus. Bet kokiu atveju finansų rinkos yra pozityvios, VIX yra vos 15 punktų, nieko nerodoma kažkokiu tai didelių įtampų. Finansų rinkos dalyviai, jie yra pozityvus ir optimistiški dėl šių metų, tas atsispindi ir rezultatuose. Tai kas toliau? Toliau, ko gero, kad šiais metais aš nenustebčiau, ką mes čia pamatysime ir kaip tai bus galėsime interpretuoti, nes dabar sukasi viskas apie politiką. Jeigu praeitais metais sukasi apie politiką, tai šie metai turbūt žada dar įdomesnius dalykus. Ir čia galima interpretuoti ir žaliavos kainas, ir akcijų kainas, ir obligacijų kainas. Daug viso turto klasių, kurios persipina tarpusavį ir susiriša netgi ir su ta pačia Jungtinėm Amerikos valstijom ir ta pačia Venezuela. Tai kaip pavyzdys, dabar visi svarsto, ką daryti, kas bus su Venezuelos skola, kur išsiekia nei daug nei mažai 170 milijardų dolerių, kaip pavyzdys. Tai tų temų bus tikrai labai daug, reikia sekti naujienas ir matyti šiek tiek plačiau negu rašo tinklalapiai. Prasideda metai iš tikrųjų ganėtinai rekordinėse aukštumose. Jeigu praeitais metais nepavyko pasiekti tų 7000 punktų S&P 500, tai dabar esame turbūt bene arčiausiai tų 7000, trūksta vos šiek tiek daugiau negu 1% punkto iki tenais pasistumėti. Tai labai takos veiklos rezultatai, kurie bus pradėti skelbti. Ir, sakykime, tie duomenys, kai ateis, mes matysime ir akcijų kainų judėjimus. Šiaip bent žvelgiant iš praėjusių metų prognozių, tai rezultatai neturėtų nuliūdinti. Europa šiek tiek pasileido po ypatingai gerų metų, bet irgi esame virš 600 punktų, simboliškai Eurostoxx 600 indeksas yra virš 600 punktų. Kas dar? Dolerio kursas išlieka stabilus, 1,17 maždaug dolerio už eurą, čia kažkokių stebuklų nėra. Nafta pinga, iš tiesų įvykiai su Venezuela tarsi galėjo ir aukštinti kainą, nes tarsi didėja rizika regione, bet visi įvertino, kad rizika sumažėjo ir visi tikisi, kad tos naftos rinkoje gali būti tik daugiau, tai balansuojama ties $60 už barelį. Na ir daug analitikų spėja, kad ta tendencija, kuri susiformavo praėjusiu metu vasarą, iš tiesų gali prasitęsti ir mes matyti žemesnę kainą, negu dabar jinai yra. Dujos. Sausio mėnuo, sausio vidurys jau ne už kalnų, praktiškai žiema įveikta, dujos pigios labai stipriai. Vos ne pusę kainos tiek, kiek kainavo praėjusiais metais analogišku laikotarpiu. Tai yra gera žinia tiek investuotojams, tiek gyventojams, tiek visiems kitiems, kas naudoja šį kurą. Vario kaina šoktelėjo į viršų, vėlgi aktyvumas, žaliavų trūkumas kelia vario kainas į rekordinės aukštumas. Šie metai prasidėjo su $6 už svarą. To niekada anksčiau nebuvome matę. Judam toliau, kas liečia mūsų fondus, tai metai tai išties prasideda labai gerai. Žemiausios rizikos fondai generuoja apie 3% grąžos,
Vidutinės rizikos fondai visi yra pelningi per paskutinius 12 mėnesių, tai yra nuo 2 procentų iki beveik 8 procentų gražos. Na ir aukštos rizikos fonduose mes matome tikrai ypatingai stiprius rezultatus, ypatingai kas liečia Europą. Tai Vigo valdomas centrinis Europos fondas, kur didelė dalimi investuojama į Lenkiją, turi net 55 procentus gražos per paskutinius 12 mėnesių. Tai tiek iš manęs šiandien ir visiems iki. Tai tik paminėsiu, kad apžvalga yra paskutinė ir sekite pranešimus mūsų informacinėme lauke. Jų tikrai turėtų būti ateityje. Ačiū Jums.